Man patinka su tavimi draugauti. Radio Gama. Radio Gama. Radio Gama. 99 FM. Jau yra visuotinai pripažinta, kad tiksliukų trūksta ir dėl to mokyklų moksleiviai bus pradėti anksčiau orientuoti į mokslus. Tiesiog stengsimės patraukliai jiems parodyti tai, ką darome ir prisiauginti tuos naujus žmonės, kurie ateityje mus pakeis. Protonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie yra būtent vieni iš tų žiūrinčių į jaunus žmonės tam, kad kaip tik ką pastebėjo profesorė Rima Mickevičienė, laiku užaugtų taip reikalinga jaunoji mokslininkų tiksliukų karta. Kibernetika, informatika, informacinės technologijos, tas skambus dviejų raidžių junginys IT šiandien Klaipėdos universiteto mokslininkų kasdienybėje suvokiamas kur kas plačiau nei mūsų viena kita valanda prie kompiuterio ar išmaniojo telefono. Mokslininkų rūpesčio lauke ne tik technologinių galimybių kūrimas, bet ir tų galimybių valdymas, pasiekmių numatymas, kontroliavimas. IT tai šiandienos ir rytojaus priemonė gamtos ir jūrinių mokslų tikslams pasiekti. Kaip ir kodėl, kokias užduotis savo kelia Klaipėdos universiteto informatikai kartu su kitų mokslų krypčių žinovais. Kas tas ir kuo unikalus informatikos mokslas apskritai, toną mintims užduoda Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto informatikos ir statistikos katedros profesorius daktaras Vitalijus Denisovas. Informatika kaip mokslas iš tikrųjų vis dar formuojasi. Informatika, informacinės technologijos ir jinai unikali to, kad jungia savyje tokias trys mokslinės paradigmas. Tai yra teorinė paradigma, inžinierinė ir gamtamokslinė. Dažnai mes kalbam, kad gyvenam skaitmeninėje visuomenėje, informacinėje visuomenėje, bet tai dėka tokio sintetinio pobūdžio informatikos mokslo. Teoriniai paradigmai daugiausiai draugaujam su matematikais, naudojamės matematikos metodais. Gamtamoksliniai paradigmai turim tokią sintetinę metodologiją kaip sistemų analizė ir galbūt viena pagrindinių jos metodų tai yra modeliavimą. Šiais laikais kompiuterinį modeliavimą, skaitmeninį modeliavimą. Ir inžinierinė paradigma dažnai su ją būtent ir visuomenė asocijuojama. Informatika tai yra sistemų kūrimas, programos sistemų, įvairių techninių sistemų, valdymo sistemų, informacinių sistemų ir taip toliau. Todėl informacinės technologijos ir informatika kaip mokslas labai dažnai tarsi patarnauja kaip matematika 20 amžiuje, taip 21 amžiuje informatika patarnauja visiems kitiems mokslams. Ir jeigu prisiminti, kad daug mokslininkų mano, kad iš tikrųjų informatika prasidėjo kaip mokslas po antrojo pasaulinio karo, kai visiems žinomas Norbertas Wieneris išleido savo knygą pavadintą Kibernetika. Ir iki šiol mes turim atspalvį, tarkim, kai kalbam apie saugumą, informacinį saugumą, tai dažnai vadinam tai kibernetiniu saugumu kažkodėl. Bet kibernetika tai yra mokslas apie informacijos perdavimą ir valdymą tiek natūraliuose, tiek dirbtinėse sistemose. Tai kaip būtų keista, dabartinės informatikos apibrėžimas jis mažai pakito nuo kibernetikos laikų ir man pačiam teko patirti. Aš pradėjau jau prieš 20 metų dirbti Vilniuje Mokslo akademijos matematikos informatikos institute, tai aš pradėjau dirbti dar matematikos kibernetikos institute. Ir man bedirbant, jis pakeitė pavadinimą matematikos informatikos institutą. Tai svarbu, visada svarbu suprasti to mokslo šaknis. Ir iš tikrųjų, valdymo procesai ir procesų valdymas tai yra visada informatiko akiratį. Dirbat čia, Klaipėdos universitete. Kaip geografinė padėtis lemia mokslinių tyrimų objektų pasirinkimą? Kokie procesai jūs domina dabar? Procesai, kurie mus dabar domina, kaip žinia, mes gyvendinam integruotą mokslo, studijų, verslo centro programą, tai vadinamą jūrinio slėnio. Ir aišku, mūsų pagrindinis dėmesys nukreiptas į jūrą kaip objektą ir besiformuojančią tokią jūrinių mokslų šaką. Tai tuose jūrinėse moksluose informatika, informacinės technologijos turi atlikti labai svarbų vaidmenį. Kadangi informatikos šakų yra labai daug, aš siūlyčiau šiandien susikoncentruoti tik ties duomenų surinkimą, gavimą, apdorojimą,
B. Ką toliau su duomenimis daryti, jos reikia aišku išsaugoti, reikia užtikrinti prieigą prie tų duomenų, bet toliau duomenys turi virsti informaciją ir vėliau žiniomis. Tai yra atlikti tą duomenų interpretavimo, transformavimo procesą. Tai mes vėlgi darom naudojant tam tikrus ir teorinius metodus, ir čia labai glaudžiai dirbama su taikomosios matematikos ir statistikos specialistais. Kalbant apie gamtinės sistemas, tai pagrindinį vaidmenį čia atlieka ir erdvinė statistika, ir geostatistika, kai duomenys pasižymė ne tik tą faktologinę informaciją, bet ir koordinatėmis arba žinojimu, kur mes esam dabar, buvimu erdvėje. Kas įdomiausia, kad mes pastoviai ir mūsų stebimi ir nagrinėjami objektai keičia savo padėtį erdvėje. Tai šita informacija dar ir dinamiška. Tai mes dabar kalbam apie ir laiko, ir erdvės sąveiką duomenyse, kaip jinai atsispindi. Tai visų pirma reikalingi duomenų apdorojimo specialistai. Toliau kilo klausimas, dabar mes turim jau labai didelius informacijos masyvus sukauptus, ką toliau daryti su duomenimis. Tai čia kompiuterinis modeliavimas vienas iš tokių metodų, kurie leidžia pasinaudojus tą stebėjimo informaciją atlikti visą eilę uždavinių. Pirma, paaiškinti dabartinį padėtį. Nustatyti tarsi diagnozę. Pavyzdžiui, jūros ekosistema ir Kuršių marių. Nesenai mūsų atliktas darbas, šiais metais atspausdintas, kaip tik yra Kuršių marių baseino modeliavimas ir klausimas toks, kokia įtaka, kaip pagrindinė upė Nemunas, Nemuno baseinas ir nuotėkis vandens turės Kuršių marių ekosistemai. Kiek biogeninių medžiagų, kiek nuosėdų, kokia įtaka vandens druskingumui, tarkim, mariose, kaip keičiasi hidrologinis režimas, kokį intensyvumą, kaip dažnai ir kada bus potvyniai Nemuno deltoje ir šalia Šilutės. O kitas dalykas tai ūkiniai poreikiai ir aišku, Klaipėda visų pirma yra uostas. Uostas užsiima labai intensyvią ūkinį veiklą, bet tam yra tam tikri stabdžiai ir viena iš problemų yra gylis Klaipėdos uoste 14,5 metro, o reikėtų pagilinti, prieš tai reikėtų sužinoti arba pabandyti suprognozuoti, o kas bus, jeigu tam tikras sluoksnis grunto būtų išimtas ir kokį poveikį tai turės taip pat ir vandens ekosistemai, ir uosto teritorijoje, ir mariose, ir Baltijos jūroje. Tai čia be tokių sudėtingų, kaip mes juos vadinam, imitacinių modulių, neįmanoma apsieiti. Tai ne tik dabartinės padėties nustatymas ir aiškinimas, o modeliai visada turi tokį aiškinamąjį pobūdį, bet viena iš pagrindinių modelių funkcijų tai yra prognozė. Prognozė ir įvairių prognostinių scenarijų skaičiavimai. Tai kitaip kalbant, atsakymai į klausimus, o kas bus jeigu? O kas bus, jeigu klimato kaitos scenarijų daug įvairių, mes juos taip labai grubiai skirstam su kolegomis į pesimistinius ir optimistinius. Tai pavyzdžiui, pesimistinis scenarijai rodo, kad Nemuno vandens kiekis išnešamas į Kuršių marias gali išaugti iki 20%. Atskirais metų laikais. Tai reiškia, vėlgi, kadangi, aišku, atšilimas jau liktai tapo faktu, dar nesenai buvo diskutuojama, ar tikrai vyksta, bet žiemos laikų tai iš tikrųjų padidėjo vandens masė išnešama, jinai ten svyruoja nuo 300 kubinių kilometrų per metus iki 1000. O vasarą mes jau ne kartą patyrėm ir sausrą, kas yra keista jo mūsų klimato sąlygomis, tai gali sumažėti tas vandens srautas. Šitos programos jau realiai veikia. Taip, mes turim visą eilę kompiuterinių modulių. Reikia pasakyti, kad kai buvo įkurtas Klaipėdos universitetas, dažnai manoma, kad jis buvo įkurtas tik Klaipėdoje esančių kitų universitetų, fakultetų pagrindų, padalinių pagrindų. Bet Klaipėdoje taip pat buvo įkurtas čia akademiko Statulevičiaus dėka, amžinatilsį ilgamečio matematikos, kibernetikos, po to informatikos instituto direktorius, buvo įkurtas Mokslo akademijos mokslo centras. Jis buvo pavadintas ekosistemų analizės centras. Jo pirmas direktorius buvo dabar profesorius emeritus Donatas Švytra, kuris tapo pirmoju rektoriumi Klaipėdos universiteto. Tai ir buvo intensyviai vystoma tokia sritis kaip fiziologinių sistemų, tame tarpe ir žmogaus, pavyzdžiui, glikemijos, diabeto, ligų modeliavimas, po to
moduliai, kurie atspindi mūsų organizmo senėjimą ir, pavyzdžiui, kaip prognozuoti ląstelių pokyčius mūsų organizme ir kitų fiziologinių sistemų. Lygiagrečiai buvo taip pat dirbama su ekologiniais moduliais. Na ir šitą tradiciją po to perėmė mūsų Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų centras. Po įvairių reorganizacijų dabar 3 pagrindinės vidinės struktūros universiteto viduje vykdo tos tyrimus, tęsia tos tyrimus. Tai yra jūrinių tyrimų atviros prieigos centras, mūsų fakultetas, jūros technologijų gamtos mokslų fakultetas ir jame esantis mokslo centras, jūros mokslo ir technologijų centras. Kiekvienam iš tų padalinių yra grupės mokslininkų, kurie tiesiogiai susiję ir su duomenų analizė, duomenų tyryba, kaip mes dabar vadinam angliškai data mining. Tai tas mining, ką Kauno kasybai, ką daro šachtininkai. Jau bando atrasti tą racionalų grūdą tuose duomenyse, išvesti tam tikrus dėsningumus. Tai mūsų, pavyzdžiui, katedra dabar yra jungtinis padalinys, vadinasi jinai informatikos ir statistikos katedra ir joje kartu dirba tiek matematikai, tiek statistikai, tiek informatikai ir tiek informatikos inžinieriai. Tokiu būdu visos tos 3 paradigmas - gamtamokslinė, inžinierinė ir teorinė susieina ir mes jau esam pajėgus vykdyti gana sudėtingus integruotus projektus. O šitą temą ir buvo pavadinta nuo duomenų gavimo metodų iki išmaniųjų informacinių sistemų. Tai visą šitą spektrą tyrimų mes faktiškai padengiam ir kiekvienoje šitų sričių turim tam tikrus pasiekimus. Kasmet ginama apie skaičius skirtingas būna, bet 2-3 disertacijos, kurios vienaip ar kitaip patenka šitos temos. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus sudalyvavusiais daugiau kaip 3000 Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų. Informatikos mokslas nepaiso sienų, tarptautiškumas būtinas. Dar daugiau, sako informatikos ir statistikos katedros profesorius daktaras Vitalijus Denisovas. Mokslininkai žengia dar didesnį žingsnį, kuria dirbtinį intelektą. Sekantis žingsnis, ir jis iš tikrųjų jau senai daromas, tik tai vyksta jame taip pat transformacijos. Tai yra labai įdomis sritis, kur vyksta tam tikra mimikrija mūsų žmogaus smegenų veiklos. Tai yra dirbtinis intelektas arba tiesiog intelektika. Vienas dalykas tai imituoti žmogaus protinę veiklą, o kitas dalykas kurti tokias arba intelektualias, arba bent jau intelektualizuotas sistemas, kurios sugebėtų pačios priimti sprendimus, bet tam, aišku, tos sistemas turi būti aprūpintos informacija, b, turi turėti vidinių taisyklių sistemą, kaip ir mes, turi turėti tarsi sampratavimo sistemą. Tai tokias sistemas kūrimas, labai dirbtinio intelekto sritis irgi išsiplėtė. Dabar mes kalbam apie vadinamai soft computing, tokie minkštuosius skaičiavimus. Tai jeigu anksčiau pagrindinis toks dėmesys buvo skiriamas galbūt logikos, matematinės logikos taikymams, tai dabar vėlgi skaičiavimas kaip galingas ir tyrimų, ir kūrimo metodas parodė savo gyvybingumą ir dabartinė intelektika, tai labai dažnai skaičiuojamoji intelektika. Ir mes kartais netgi sakom skaičiuojamasis intelektas. Tai tos sistemas, kurias mes kūrėm, tiek stebėjimo sistemos, kurios skirtos, tarkim, duomenų surinkimui, pavyzdžiui, Baltijos jūrai. Vienas mūsų kolega jau prieš 2 metus apgynęs disertaciją, dabar jau docentas Gediminas Gricius, tai jis tokią sistemą sukūrė savo disertacijoje. Tai reiškia išmanioji sistema, mes vadinam įterptinė sistema, kuri skirta duomenų surinkimą atviroje jūrai. Tai yra atskiri įrenginiai, plūdurai, bet jie nepasyvūs, o jie sugeba bendrauti tarpusavį, sugeba bendrauti su krante esančia stotimi. Jie patys žino, kada ir kokius matavimus atlikti, kada reikia tarsi paskambinti draugui, kitam plūdurui, perduoti jam informaciją, kuris arčiausiai krantą tas perduoda jau į stotį. Jie taip pat turi savo atmintį, gali saugoti surinkamą informaciją. Tai tokias sistemas dažnai kūrimas naudojant
vadinamųjų agentinių sistemų paradigma. Tai viena iš tokių savokų dabartinėje intelektikoje tai yra agentai. Jie pasižymė adaptyvumu, reakcija į aplinkos pokyčius ir komunikacija. Tai yra sugeba bendrauti, naudojant įvairius komunikacijos protokolus. Kaip mes tai vadinam, tai yra taisyklės, kada reikia atlikti komandas, kada reikia perduoti tam tikrą informaciją, kada reikia pačiam sureaguoti į tam tikrą informaciją. Tai kaip minimum 3 sritis dabartinės informatikos, kurios tiesiogiai padeda, pavyzdžiui, tirti, stebėti, valdyti ir prognozuoti gamtinės sistemas. Šiuo atveju, tarkim, jūrinė aplinka ar Kuršių marias, pakrantės zona. Kuršių mariomis jūros pakrantės zona mokslininkai neapsiriboja. Mes taip pat turėjom ir turim vystomą šitas sritis. Žemės ūkio prognozės buvo užsakymas mokslo tarybos ir Žemės ūkio ministerija savo laiku. Tai kartu su Vilniaus universiteto kolegomis prognozavom, kaip turi vystytis Lietuvos žemės ūkio sektorius 21 amžiuje, priklausomai nuo klimato kaitos. Ir vėlgi įvairūs klimato kaitos scenarijai buvo modeliuojami ir toliau mes pateikėm rekomendacijas, kuriuose regionuose reikėtų peržiūrėti ir auginamų žemės ūkio kultūrų, sąrašą ir veislių. Ir tai priklauso ir nuo dirvožemio, ir nuo konkrečių mikroklimato sąlygų, ir nuo naudojamų technologijų, ir netgi nuo tam tikrų tradicijų, tam tikrose regionuose tradiciškai dėl šiaip būdingo klimato. Metų metais, amžiais buvo auginamos tam tikros kultūros, pavyzdžiui, bulvių populiarumas ir taip toliau. Atskiruose regionuose tai buvo beveik be išimčių vasarinės kultūros. Tuo tarpu mūsų skaičiavimai parodė, kad jau nuo antros pusės 21 amžiaus teks pereiti prie žieminių kultūrų, nes žiemos sąlygos bus palankesnės augalų ir žiemojimų, ir augimui, o štai vasaros sąlygos turės daug ekstremumų, bus sausra, vandens streso bus sąlygos, tai yra pritrūks vandens dirvožemį, mažiau kritulių. Neįmanoma tiksliai pasakyti, bet 2040-50 metų po truputį reikia tam ruoštis. Bet kaip minėjau, tai priklauso dar ir nuo kitų savybių. Pavyzdžiui, dirvožemio savybių, kur daugiau smėlingas dirvožemis, tai jis neakumuliuoja vandens, infiltruojasi tas vanduo. Ir tada augalui sunkiau pasisavinti vandenį iš dirvožemio. Tai į visą tai taip pat buvo atsižvelgta. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus paskelbusiais daugiau kaip 9000 mokslinių publikacijų. Tai, ką jūs pasakojat, skamba taip plačiai, kaip aprėpėt labai daug žmonių jūsų komandoje. Ir taip ir ne. Tai, ką aš pasakau, tai kartu ir evoliucija. Tai yra mes patys turim keistis. Ir iš tikrųjų prastas informatikas, kuris per savaitę nepasikeitė jo požiūris ir jis negavo naujų žinių, jis neperskaitė naujų knygų, straipsnių, nepasidomėję technologijos naujovėmis ir taip toliau. Tai viena iš tokių sričių, kuri vystosi labai sparčiai. Mes matom, kad vis kalbam apie globalizaciją, nuo ekonomikos technologijų iki politikos, visur globalizacija. Ir iš tikrųjų gyvenam labai greit besikeičiančioje visuomenėje. Bet vienas iš variklių to nuolatinio keitimosi, tai yra kaip tik informacinės technologijos ir visuotinė skaitmenizacija. Staiga per 15 metų visa informacija, kurią mes naudojam, jinai tapo skaitmeninė. O kurgi tie profesionalai, kurie sugeba su tą skaitmeninę informaciją susidoroti, tai jie ir yra informatikai. Prisiminkim, prieš 15 metų mūsų telefonai, mūsų radijos, mūsų televizija, mūsų fotoaparatai, juostinė ir taip toliau. Ir staiga visa ta informacija suskirstyta į bitukus. Visi tie bitukai, baitukai kažkur turi būti saugomi, kažkas turi juos apdoroti, kažkas turi juos pateikti žmogui patogią formą ir tinkamų laikų. Tai visa tai dabartinė informatika. Šiandien informacinės technologijos viena patraukliausių, perspektyviausių profesijų. Gerbiamas profesoriau, kaip nutiko, kad informatikos mokslus jūs pasirinkot dar prieš keletą dešimtmečių ir kaip nutiko, kad esat mokslininkų Klaipėdos universitete? Šitoks klausimas įdomus, kartu ir sudėtingas. Paprastai galima atsakyti to seno anekdoto, kaip tapti džentelmenu. Anglai sako, jums nieko daryti nereikia, jūsų senelis turėjo būti džentelmenu, o jums pačiam nieko daryti nereikia. Tai man pasisekė, dar mano seneliai buvo, susijęs su mokslu, mama buvo tiesa chemikė,
bet dirbo universitete visą gyvenimą. Bendrosios neorganinės chemijos buvo docentė, vienu metu ir katedros vedėja. Dėdė, jos brolis, irgi mokslų daktaras. Žodžiu, ta mokslininkų terpė tarsi, jinai reiškia visada buvo. Aš vaikystėje nemažai praleidžiau laiko chemijos laboratorijoje. Tai buvo Kišiniove, aš išaugau Kišiniove, Moldovos sostinė dabartinė. Tai Kišiniovo politechnikos instituto, bendrosios chemijos katedroje, chemijos laboratorijoje buvo mano didelė dalis vaikystės. Kažkur vaiką reikėjo palikti. Po to teko laimėti ne vieną chemijos olimpiadą, kadangi išaugau aš su tais chemikais. O kitas dalykas, kalbant apie Klaipėdos universitetą, tai savo laiku, mano minėtoje jau pirmo rektoriaus žodžiai nulėmė galbūt tą pasirinkimą, nes kai buvo kūriamas universitetas ir jis bandė suburti jaunų mokslininkų komandą, aš ką tik apsigynęs, buvau mokslo daktaras, kandidatas, kaip tada sakydavo. Tai sako, tu galėsi dirbti universitete, tu galėsi kur nors ten dėstyti ar mokslinį darbą toliau vykdyti matematikos, informatikos institute, bet tik vienas šansas gyvenime sukurti universitetą. Jeigu važiuosi į Klaipėdą, tu galėsi kurti universitetą. Ir aš iki šiol taip ir vertinu. Jau 26 metus mes kūrėm universitetą su kolegomis. Klaipėdos universitetui 25+. Kokios jūsų mintys žvelgiant į nueitą etapą ir žinoma į priekį? Universitetas tai miesto gyvybingumo požymis. Ypač tokia miesta kaip Klaipėda, tai yra miestas terminalas visom prasmėm. Tai yra vartai į vakarus, tai yra uostas, bet kartu, kaip minėjau, dabar mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur tas virtualumas ir materialumas labai sunkiai atskiria. Ne visada pats supranti, ar virtualiam pasaulyje esi, ar materialiam, realiam. Tai lygiai tas pats su terminalu, jis labai dažnai tampa informacijos terminalu. Viena iš pagrindinių mokslo ir aukštojo mokslo įstaigų funkcijų tai yra komunikacija. Mokslo žinių, visuomenės švietimas, bendras kultūros lygis tos visuomenės. Tai kaip žinia, labai dažnai tų pačių politikų kalbama, kad ne tiek daug mes turim ten gamtos išteklių Lietuvoje. Pagrindiniai ištekliai tai mūsų protai. Ir dabar mes patys savo rankomis mažinsim tų protų skaičių. Ir po to teks didinti policininkų skaičių, kurie sugaus tus bepračius visus. O po to nebebus kam pinigus mokėti. Mes siūlom kitą alternatyvą. O kartais galima išgirsti, ne visas specialybės reikalingos, taip ne visas galbūt pragmatiškai reikalingos. Tokie humanitarai ar, pavyzdžiui, lituanistikos specialistai. Bet mesgi turim tą valstybingumą ir mano supratimu tas tikras patriotizmas, tai ir savo kultūros šaknų žinojimas ir puoselėjimas. Kas tai turi daryti? O kitas dalykas, grįžtant prie informacinių technologijų, yra daug tokių pas mus darbų jungtinio pobūdžio, kai tiksliųjų mokslo atstovai ir informatikai dirba ir su humanitarinių mokslo atstovais, su lingvistikos, pavyzdžiui, pradėjo vystyti kompiuterinės lingvistikos sritį. Pavyzdžiui, senųjų lietuvės raštijos, šaltinių analizė, senųjų raštų analizė. Tai žymiai efektyviau ją atlikti naudojant informacinės technologijas, kuriant vėlgi teksto analizės priemonės, taikant mūsų algoritmus, pavyzdžiui, klasterizacijos, dispersinės analizės ir kitus tam, kad analizuoti senosius tekstus ir suprasti, nes kalbos pokyčiai, kalbos evoliucija, tai kartu ir mūsų civilizacijos evoliucija. Tai giliau suprasti, kas iš ko ir po ko. Proto tonai Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto informatikos ir statistikos katedros profesorius daktaras Vitalijus Denisovas. Ačiū, pliusas jums. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.